Taigi, sveiki bičiuliai, šiandien man labai nuostabi diena, nes gavau savo seniai jau lauktą ir svajotą LEGO konstruktorių 42056 modelis Porsche GT3 911 Porsche GT3. Ir noriu padaryti trumpą tiesiog apžvalgą, kasgi čia yra ir kodėl tai galėtų būti gera investicija. Dabar teisingai, kad suprastumėt, vieną rinkinį nusipirkau savo pažaisti, nes man tiesiog patinka LEGO, iš vaikystės man patinka juos konstruoti. Ir vieną rinkinį net neišpakuotą, tokio dideliai dar dėžėje kartoninėje, turiu pasidėjęs jau pasikavojęs namie. Tai jis ir liks tiesiog kaip investicija. Bet šitą komplektą nusipirkau tam, kad sužaisti ir jį pradėsiu konstruoti nuo rugsėjo 1. Ir galbūt padarysiu dar keletą video, kaip man sekasi konstruoti, ar bent jau nuotraukų keletą įdėsiu į savo Facebook paskyrą su konstravimu. Bet šiandien apie šitą modelį būtent kodėl jisai, tendencija bus tokia, kad jisai brangs. Pirmas dalykas, tai jisai priklauso UCS serijai, tai reiškia, tai yra Ultimate Collectioners serija, reiškia, kur yra kolekciniai LEGO. Kodėl jis yra kolekcinis? Pirmas dalykas, tai į ką kuom skiriasi, tai yra unikalus supakavimas. Ir tai yra, aš pirmą kartą matau tokią LEGO dėžę iš tokios kokybės kartono ir ją atidarius, jinai atsidaro štai per viršų, paprastai LEGO atsiplėšia kažkuria pusė. Tai yra tiesiog atspjauna štai čia juostelės ir atsiplėšia. Dabar dar neįdant į tai, kas yra sudėta dėžėje, jeigu pasižiūrėsite į dėžės vidų, štai čia, viduje matosi Porsche automobilių visa istorija, gal ne visa istorija, bet bent jau dalis istorijos, kur galima pamatyti tiek 911 originalą, 996, 997 modelius ir visus kitus. Tai vien jau dėžė atrodo labai solidžiai ir labai gražiai. Tai vien pati dėžė, aš manau, kad bus verta šiokio tokio kiekio pinigų. Gerai, tai dėžė, dangtis su unikaliais, reiškia, apvaizdavimas. Dabar atidarę dėžę, ką mes matom? Mes matom sudėtus unikalius, tik tai šiam modeliui skirtus Porsche GT3 ratlankius ir jie yra labai platus, dideli, gražus. Tai jeigu aš teisingai viską pasidomėjau internete, vien šita dėžutė, tai yra kur sudėti ratlankiai ir padangos, štai čia aišku rasite to LEGO padangas, irgi plačios, unikalios, tik šiam modeliui padarytos padangos, tikėtina, kad ateityje kainuos tiek pat, kiek kainuoja. Tik šitie ratukai kainuos tiek pat, kiek kainuoja šiai dienai visas šitas LEGO komplektas. Tai tiesa kainos. LEGO parduotuvėje, jeigu pirksite Britanijoje apie 250 svarų, Lietuvoje kainuoja apie 370 eurų, LEGO parduotuvėje, jeigu žiūrėti apie Vokietiją, apie 300 eurų kainuoja. Kas dar? Kiekvienos detalės yra sudėtos į atskiras dėžutes, labai tvarkingai gražiai. Ir kas dar krenta į akis, tai unikali ir labai sunki ir stora LEGO knyga. Aišku, lipdukai kaip ir priklauso. Ir štai šio LEGO instrukcijoje, aišku, yra įprasta instrukcija, kokią mes ir esame pratę matyti LEGO modeliuose. Jinai yra tiesiog šiek tiek jaučiasi storesnio popieriaus, geresnės kokybės popieriaus. Ir visa tai yra papildyta gražiais intarpais, istorijomis ir paaiškinimu, būtent ką konstruoji tuo metu. Ir įdomiausia šios knygutės dalis tai yra pati pradžia, kur yra aprašyta būtent pačio Porsche istorija, pati Porsche gamyba visa, hierarchija ir tikrai ganėtinai įdomus skaitinys, kaip buvo kuriamas būtent šis GT3 LEGO modelis ir kaip buvo kuriamas pats originalas ir iš ko jis atsirado. Tai vėlgi, tai yra unikali knyga, ko LEGO istorijoje aš dar nesu matęs. Tai tikrai didelė, sunki knyga, ką yra įdomu pavartyti. Kas dar? Konstravimas vyks, kai jau bus konstruosiu šitą modelį pagal kiekvieną dėžutę, tai reiškia, pirma dėžutė sukonstruoti bus galima variklio bloką ir pakabą. Ir kas padaro šitą modelį vėlgi išskirtinį, ne vien tik tai ratai ir unikalios detalės, bet dar keletas unikalių detalių, ką turime išėmiau iš dėžutės. Vienas, kas krenta į akis, tai yra originalios ir unikalios arkos su jau esančiais nelipdukais, bet išgraviravimais. Tai tokių arkų, jūs turėsite šitas Porsche modelis, tai vėlgi unikalus dalykas. Kas dar? Amortizatoriai. Įprastai LEGO amortizatoriai būna geltoni šitą vietą, čia yra raudoni, lygiai taip pat kaip stovint Porsche tikro modelio, tai yra raudonos spalvos amortizatoriai. Tikėtina, kad jie vėlgi bus unikalūs ir juos rasti būtent bus sunku, vien dėl to, kad jie yra raudonos spalvos. Tiesa, visų detalių aš neišieškau, kiek yra unikalių, berods 8 unikalios detalės yra būtent skirtos šiam modeliui. Kas dar? Vieną detalę aš noriu jums parodyti, kur yra unikali ir dabar tik atplėšiu ir pats išimsiu. Tai kiekvienas šitas LEGO setas
turi po unikalų savo išgraviruotą ID numeriuką ir tai yra jo serijinis, galima sakyti, kėbulo numeris. Tai vėlgi yra unikalus ganėtinai dalykas, tai yra lazeriu išgraviruotas kiekvieno LEGO modelio numeriukas, kurį, aišku, jūs įdėsite į savo konstruojamą šitą LEGO ir tiesiog tą patį numerį įvedę į LEGO puslapį, jūs gausite dar prieimą prie specialios medžiagos, tai yra gausite sertifikatą, nuosavybės sertifikatą, kad būtent esate savininkas vieno iš šių LEGO ir taip pat gausite papildomų įvairiausių wallpaperių ir panašių dalykų. Kas dar yra? Dar komunikalus šitas rinkinys, tai yra, kad šitas būtent šiam rinkiniui yra sukurtas LEGO appsas, tai yra papildytos realybės appsas. Aš dabar neturiu telefono, tai negaliu parodyti, bet su telefonu užvedė ant Porsche pačio paveikslo, tarkim, šitos vietos, ant pačio paveiksliuko ir gaunasi 3D papildytos realybės vaizdas, kur tu gali vedžioti telefoną ir matyti 3D vaizdą, kaip konstruojamas yra šitas konstruktorius. Tai va, tai tokie papildomi dalykai, dėžučių, kaip matote, yra 5, pirma dėžutė variklis, antra dėžutė, tai yra salonas, interjeras, visi vidaus dalykai, trečia dėžutė, tai yra išorė, kėbulas, ketvirta dėžutė, tai yra spoileriai ir likusios išorės dalis ir penkta dėžutė, tai yra ratlankiai ir padangos. Tai šią dieną, kaip ir sakiau, šitas LEGO rinkinys, unikalus LEGO rinkinys kainuoja apie, grubiai 300 eurų, Lietuvoje, kaip ir sakiau, lietuviškose parduotuvėse 380. Aš esu tikras, kad dėl savo išskirtinumo jisai brangs bent jau kokius 5, galbūt 10 kartų netolimoje ateityje, tai yra 5-10 metų perspektyvai. Vėl, rizika su šito rinkiniu tai, kad jį nepaprastai norisi su juo pažaisti ir sukonstruoti pačiam. Ir vėlgi su to tikriausiai ir jums teks susidurti. Kas dar? Kodėl jisai dar bus tikėtina, kad labai vertingas? Porsche yra ta automobilių markė, kuri turi bene daugiausia fanų. Ir ateityje šitas žaislas bus labai gera dovana kažkam, kas yra Porsche gerbėjas. Ir tai yra tie žmonės, kurie paprastai uždirbinėja aukštesnės negu vidutinės pajamas, jie važinėja su Porsche'ais. Ir jie greičiausiai savo vaikams norės kažką tokio padovanoti. Ir blogoji dalis yra ta, kad tiems klientams, kad šitų rinkinių bus pagamintas ribotas skaičius ir ateityje jų įsigyti nebus galima. Tai vėlgi, jeigu mėgstat žaislus, jeigu mėgstat LEGO Technic, aš rekomenduočiau nusipirkti tokius 2 vienetus, vieną savo pažaisti, nes tikrai knieti tai padaryti bent jau man, o kitą pasimti kaip investiciją. Tai tiek trumpai šiandien apie šitą LEGO modelį, kaip ir sakiau, aš tikiu, kad tai yra gera investicija, bet kartu tai yra labai smagus žaislas, kurį aš nekantrauju pradėti konstruoti ir tikiuosi nuo rugsėjo 1 naujame Capital biure pradėsiu daryti. Taip kad jeigu norit matyti visą procesą, pasikvieskit mane į draugus arba pasekit mane Facebook'e, ten pasistengsiu kelti keletą nuotraukų. O kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose video. Viskas, iki.